Sveikos merginos, moteris. Šiandieną būtent į jūs kreipiuosi, nes turėsime pokalbį su vaistininkė apie endometriozę. Tai jeigu ši tema kažkam yra labai aktuali ir žinot, kam ji aktuali, pasidalinkit šio video, nes tikrai bus labai vertinga. Jeigu po šio video kiltų kažkokių klausimų, ar jūs norėtumėt asmeninės konsultacijos su vaistininkė, tai visos nuorodos, visi kontaktai bus pasidalinti po šio video, tai tikrai rašykite, pabendrausim ir tada skubu pristatyti savo pašnekovę, tai vaistininkė, kuri dirba vaistininkė jau 19 metų. 15 metų šviečia Lietuvos visuomenę įvairiausiais sveikatos klausimais ir konsultuoja žmonės natūralių medžiagų pagalba, padedant irgi spręsti sveikatos problemas. Tai Eglė Žemkauskienė. Labas, Eglutė. Labas, Andžela, sveikos merginos, moterys. Tai labai tau dėkoju, kad sutikai šitą temą išties. Aš tai tikrai dažnai girdžiu ją, bet tu manau, kad dar dažniau susiduri su ją. Tai ir kažkaip norėjusi daugiau ją pakelti, vėl pakalbėti apie ją. Tai gal ir pradėkime, ar ne? Galime pradėti. Kas, Eglutė, va tiesiog trumpai, kas yra endometriozė? Na, endometriozė tai yra tokia labai skausminga liga. Galima sakyti, ji yra tokia uždegiminė daugiau, priskiriama prie uždegiminių ligų, kai mūsų endometriumas, tai yra gimdos gleivinės audinys, pradeda augti ne tik gimdos gleivinėje, bet ir už jos ribų. Ir dažniausiai tos vietos tai yra kiaušidės, tai yra kiaušintakiai, tai yra dubens organų sienelės ir kiti organai. Netgi gali nukeliauti tas endometriumas ir į plaučius, gali nukeliauti ir į žarnyną. Tai kaip ir tas gimdos gleivinės audinys, kad per kiekvienas menstruacijas ar ne mes kraujuojame, tai tas audinys, įsivaizduokit, irgi kraujuoja, tik tai tas kraujas niekur negali nutekėti. Ir tada atsiranda, na, tokie kaip ir uždegiminiai židiniai, tas kraujas būtent gesdamas, jisai kelia tuos uždegimus, atsiranda surandėjimai, netgi būna, kad sulimpa tie vidaus organai, suauga. Na ir tai labai iš tikrųjų sukelia didžiulį diskomfortą, skausmą, na ir kitus simptomus. Ir tu būtent... Jo, tai vat prie tų simptomų, kaip vat jie pasireiškia ir gal kokie dažniausiai būna tie simptomai, kur susiduria moteris su jais? Tai tokie simptomai, kurie leidžia išskirti, na, kad tai endometriozė, nes, tarkim, skausmingos mėnesinės, tai dar nebūtinai endometriozė, ar ne? Nes vienoms moterims būna ir be endometriozės jos skausmingos. Bet tas išsiskiriantis simptomas tai yra didžiulis skausmas menstruacijų, ypatingai metu šlapinantis ir tuštinantis. Tai jau tikrai toksai, nu, vienas iš tokių išskirtinesnių simptomų. Toliau, na, ten visi kiti tie simptomai, kaip pavyzdžiui, kad nuovargis, virškinimo sutrikimai, kaip panašus simptomai dirgliosios žarnos, tai čia irgi galima priskirti kaip, nu, ir visom moterim, ne, kad vidurius paleidžia menstruacijų metu, bet kas dar yra būdinga endometriozei, tai yra nevaisingumas. Jeigu tai yra jauno amžiaus moteris ir, tarkim, niekaip negali pastoti, bando ir niekaip nepastoja, tai tikrai galima įtarti endometriozę, bet turi sutapti tie keli simptomai. Tai jeigu, reiškia, yra skausmingos menstruacijos, jeigu yra skausminga, labai skausminga šlapintis ir tuštintis menstruacijų metu, na, visi tie kiti simptomai, tai reiškia nuovargis, virškinimo sutrikimai, lytinių santykių metu skausmingumas ir dar negali moteris pastoti, nu, tai jau tikrai galima įtarti endometriozę ir jau reikėtų atlikti tyrimus. Tu kaip tik paminėjai, kad gali sukelti nevaisingumą.
Tai aš norėjau klausti, tai reiškia, tai gali būti viena iš priežasčių. Taip, taip. Ir tai yra iš tikrųjų Mhm. procentas labai didelis. Aha. Nuo 30 iki 50% tikimybė, sergant turint tą endometriozę, kad neišeis pastoti. Labai iš tikrųjų didelė būtent nevaisingumo priežastis užimanti tą didelę dalį, tai yra endometriozė. Supratau. Tai tiesiog, aišku, ten apie tos tyrimus, kaip juos galima ten, kaip jie gali nustatyti tą lygą, apie tradicinius medikamentais gydoma, kaip čia nesiplėsim, nes manau, kam tai aktualu, jie jau viską puikiausiai žino nes mums aktualu ir esmė norim prieiti prie to, kad kaip galim savo padėti kuo natūraliau, nepakenkiant savo ir Mhm. ar tai įmanoma. Iš tokių klausimų būtų, kur, nu jau, kaip sakant, prie visko jisai galioja, tai va tas gyvenimo būdas, ar jisai gali kažkaip prisidėti, ar ne, ir mytyba prie, va, kad mes galėtume ar kažkaip suvaldyti, ar Taip, ir tiesiog geriau jaustis. Bet... labai geras klausimas, bet aš dar jį sukonkretinsiu. Tai Aha. iš tikrųjų visada norint padėti savo ar ne savo, ne, visada reikia suprasti, Mhm. kad reikia surasti šaknį arba siūlo galą. Tai kitaip tariant, priežastį, kas sukėlė tą endometriozę ir tada spręsti tą priežastį. Nes jeigu mes tik tai eisime per simptominį tą sprendimą, nu tai reiškia skauda, išgeriam vaistų nuo skausmo ar ne, ten tarkim, kas ten, virškinimas sutrikęs, išgeriam kokių virškinimo fermentų, nu tai čia ne priežasties šalinimas. Čia yra tik tai toksai simptominis gydymas. Tai vad kalbant apie priežastis, tai kokios yra endometriozės priežastys. Tai jų yra tikrai kelios, bet tokios pagrindinės, tai vad įvardinkim ar ne, tai yra e, genetinis polinkis. Na, pastebima yra, kad jeigu yra šeimoje mamai, močiutė buvusi endometriozė, tai didesnė tikimybė, kad ir tai moteriai irgi bus endometriozė. Dar kokios labai svarbios priežastys, tai yra imuninės sistemos sutrikimai. Nes tas endometriumo audinys, tos ląstelės, jeigu jos nueina kažkur kitur, na pavyzdžiui, grįžta dalis jų, ne, į kiaušides, tai tiesiog jeigu mūsų imuninė sistema stipri, tai jis sunaikina tas būtent ne ten atsiradusias ląsteles, ne tas. Na, tiesiog taip veikia mūsų imunitetas, kad sunaikina sergančią ląstelę, pakitusią, na, tarkim, vėžinę ląstelę, ne ten atėjusią ląstelę, na, tiesiog imunitetas jisai taip veikia. Tai įsivaizduokit, jeigu ta imuninė sistema nusilpusi, ji nesusitvarko su užduotim ir ta endometriumo ląstelė, nuėjusi ne ten, ji pradeda vešėti ir imunitetas, nu, jeigu nesusitvarko, tai ir išveši tie audiniai. Ir paskui keliauja toliau. Dar viena iš priežasčių tai yra, dėl ko vis dažnėjanti ta problema, ar ne, ta endometriozė, tai yra stresas. Mes gyvename stresinėme periode, stresinėme amžiuje, kaip sakau, 21 amžius yra streso amžius. Multitaskinam, dirbam 5 etatais, atsakomybių turim, aišku, galima sakyti, pats gyvenimas, ne, nu, tai yra stresas, bet mes tikrai gyvename dabar, nu, kaip sakyt, nu, labai labai daug tų visokių turim padaryti vienu metu darbų, nesuspėjam, stresas, nepailsim, nu, žodžiu, nėra ką pasako čia daug, bet tai yra stresinis amžius. Ir kas iš to, kad būtent streso hormonas kortizolis, jis įtakoja estrogeno ir progesterono balansą. Tai yra lytiniai moteriški hormonai. Ir kortizolis, tas streso hormonas, padaro taip, kad estrogenas dominuotų. Ir būtent tas estrogeno moteriško hormono dominavimas irgi lemia endometriumo to audinio vešėjimą. Tai reiškia, jeigu sutrumpinant, stresas, tai reiškia aukštas kortizolis, skatina estrogeno dominavimą, ko pasekoje išveši tas audinys kitose vietose. Ne? Ir jeigu imunitetas dar silpnas, o stresas jisai kerta ir per imuninę sistemą,
prasideda nemiga, tada vėl kerta per imuninę sistemą. Žodžiu, nėra vienos priežasties. Viskas yra labai apsijungia. Dar viena priežastis yra hormonų disbalansas. Hormonai, kaip esu ir kalbėjusi praeitoje, man atrodo, mūsų mini paskaitėlė, kad hormonai, jie tarpusavį yra susiję ir girdi mane, ar ne? Nes viena Taip, ausinė mano girdžiu. žiūriu išsikrovė. Tai hormonai tarpusavį yra susiję ir jeigu vienas išeina iš rikiuotės, nu, tai jisai išsiveda ir kitą. Nu, tai reiškia, kortizolis įtakoja estrogeną, progesteroną, vitaminas D, hormonas D taip pat įtakoja estrogenus labai ypatingai susijęs. Tai tarkim, vėlgi yra pastebima, kad vitamino D deficitas ilgalaikis taip pat skatina endometriozę. Moterims, kurios pirmą kartą girdi, pasakysiu, kad vitaminas D yra hormonas ir jisai, vitaminas D yra tik tai, kol nepakliuvo į organizmą. Kai tik tai jisai paaktyvinamas, jisai patampa hormonu. Ir jeigu jo yra ilgalaikis deficitas šito hormonų, faktas, kad bus hormonų disbalansas. Ir tada vėlgi pasaka iš naujo galim pradėti pasakot, kad hormonų disbalansas lemia endometriumo išvešėjimą. Tai reiškia, pagrindinės priežastys, pasikartosiu, kad tai yra genai, imuninė sistema, stresas ir hormonų disbalansas. Ir dar, iš tikrųjų dabar galvoju, dar nepaminėjau, turbūt dar vieno iš svarbiausių priežasčių, vienos iš svarbiausių priežasčių, tai yra uždegiminis maistas. Kadangi pati liga endometriozė yra uždegiminė, tai jeigu mes į laužą pilsime dar benzino, nu tai kas bus? Dar didesnis laužas, dar didesnė ugnis, ar ne? Tai kada yra uždegiminė liga ir mes dar valgysime uždegimą skatinantį maistą, nu tai ta endometriozė ji bujos kaip grybai miške po lietaus rudenį, ar ne? Na tiesiog dar bus didesnė, kaip sakyti, išvešėjimas dar didesnis. Tai mes turime eliminuoti, pašalinti tą uždegimą keliantį maistą. Tai kas tai yra? Perdirbti maisto produktai, virta, kepta, rūkyta, visi tie greitas maistas, užkandžiai nesveiki gėrimai, gazuoti gėrimai, saldumynai. Viskas, kas kelia uždegimą. Iš tikrųjų labai paprasta, susiveskite į Google ar į ChatGPT uždegimą keliantis maistas ir jums viską, kuo greičiausiai tą sąrašą išmes. Ir įvesti reikia į mitybą uždegimą mažinantį maistą. Ne? Bet čia apie tai bus turbūt tavo klausimas, ar jau buvo? Ne, dar nebuvo. Jeigu nežinau, pabaigi dar kažką pridurti nori prie šito klausimo. Manau, kad plačiai jau tiesiog jau pakalbėjom. Tai uždegimą malšinantis maistas, tai, tuoj pasikeisiu. Girdi mane? Girdžiu. Žiūriu, kad mano ausinės išsikraudinėja. Ir jeigu dabar nepajungsime, tai tada tęsime. Aš viską puikiai girdžiu. Na gerai, tada tęskime toliau, taip? Tai žodžiu, tas uždegimą malšinantis maistas, tai yra dažniausiai netoks skanus maistas. Tai yra daržovės, tai yra vaisiai, tai yra sveiki aliejai. Tai yra troškinta, virta, jeigu kalbant apie mėsytę, ar ne, ir, na, tiesiog tai yra, negali sakyti, kad neskanus maistas, bet tikrai mes jo trokštame šito maisto dažniausiai mažiau. Ir esu tikrai įsitikinusi, kad šiais laikais, kad ir labai labai norint suvalgyti to antiuždegiminio maisto, yra misija neįmanoma. Todėl, kad mūsų maistas, jisai jau tapo, galim sakyti, butaforiniu ir toliau sėkmingai dar labiau tokiu tampa. Tai va dabar čia tu labai gražiai perėjai prie to sekančio klausimo. Tai galėsi paminėti, kiek jau metų konsultuoji ir dirbi su natūraliomis maistinėmis medžiagomis. O šiandien būtent prie šios temos
Dar norėčiau, kad tiesiog gal pavardintum ar ne, kad yra ir kitos išeitis, kad galima, tikrai manau, kad turi atvejų, kur ir padėjai susitvarkyti šitą problemą natūraliom maistinėm medžiagom. Ir kokios tai būtų. Gal kai kam net pirmą kartą gal girdės tas medžiagas. Mhm. Mm. Tai vienos iš tokių pačių svarbiausių tai yra omega-3 riebiosios rūgštys. Mhm. Jos yra priešuždegiminės medžiagos numeris vienas. Ir mes šitų medžiagų omega-3 riebių rūgščių galime gauti daugiausia su žuvies produktais. Tai reiškia, valgydami laukinę jūrinę žuvį, kas yra neįmanoma šiais laikais, na jau, kai labai nori, viskas įmanoma, bet tai yra labai sudėtinga, labai brangu. Galime gauti su augaliniu maistu, bet tai bus jau ala riebiosios rūgštys, tai reiškia, jau organizmas turės tas ala rūgštis konvertuoti į EPR ir DHR, tai šitų augalinių omega-3 šaltinių būtent reikės kur kas daugiau negu iš žuvies. Ir omega-3 riebiosios rūgštys endometriozę sergančiai moteriai tai turėtų būti per dieną kažkur 2 gramai. Ne tauko, bet tos veikliosios medžiagos. Tai yra tik išties ganėtinai nemaža dozė, jeigu mes norim valdyti tą uždegimą. Tai va, tai omega-3 riebiosios rūgštys. Toliau būtų, jeigu kalbant apie uždegimą, kurkuminas. Tai yra taip pat labai stiprus priešuždegiminis preparatas. Toliau, jeigu kalbame apie tą simptominį ar negydymą, nu kaip tas negydymas, čia iš tikrųjų toks, kad, na, simptomus palengvinti. Tai reiškia magnis, kad mažintų spazmus, kad viduriai nekentėtų, jeigu yra tokia problema. Dėl magnio trūkumo gali ir viduriai kentėti. Na ir aišku, visas arsenalas keliautų imuninės sistemos stiprinimui, nes kaip minėjau, jeigu imunitetas mūsų kaip laikrodukas dirba, tai reiškia, bus tas endometrium audinys, tos ląstelės tiesiog pačio imuniteto sunaikintos. Tai nepamirštam, kad tai yra cinkas, selenas, kad tai yra vitaminas C, gerosios žarnyno bakterijos, nes mūsų imunitetas gyvena žarnyne. Tai yra karotenoidai, tai yra raudoni, oranžiniai daržovių, vaisių, uogų pigmentai. Be jokios abejonės vitaminas D, jisai ir dėl imuninės sistemos stiprinimo, ir dėl uždegimo mažinimo, nes jisai veikia, nes norėjau sakyti dvigubai, bet iš tikrųjų net ne dvigubai, o ir net ne trigubai, nes jisai yra ir antivėžinis vitaminas. Tai žodžiu, jisai reguliuoja hormonus, stiprina imuninę sistemą bei mažina uždegimą šiuo atveju, jeigu kalbam apie endometriozę. Taip pat neužmirštame polifenolių, nes polifenoliai veikia skystoje terpėje, būtent gerina kraujotaką, limfotaką, na tai kad tas kraujas irgi ten neužsistovėtų kažkur, kad jisai pasišalintų, kad uždegimas nekiltų, irgi polifenoliai. Ir tai iš Neolifo kas tai būtų? Tai būtų keletas produktų, ne gal aš būt jo nevardinsiu, bet turime keletą polifenolių produktų. Bet vieną iš produktų norėčiau ypatingai akcentuoti, tai yra Cruciferus Plus, kuris yra būtent hormonų reguliacijai. Tai yra kryžmažiedės daržovės, tai yra kopūstinių šeimos daržovės, būtent kad nedominuotų estrogenai ir kad menstruacijos būtų tvarkingos, reguliarios ir kad tas kraujas kažkur nesusikauptų, neužsistovėtų. Ir aišku, gerina žarnyno veiklą. Kopūstinės daržovės labai turi tokių stiprių probiotinių savybių ir gerina dirvą bakterijoms daugintis. Na tai taip pat kalbam ir apie imuninę sistemą. Tai va tokie būtų pagrindiniai, turbūt suvardinau visus, ką esu pasižymėjusi iš papildų. Dar noriu kalbėti apie seleną. Iš tikrųjų, jeigu taip pat pasidomėti, ką sunkiausia mums gauti su maistu šiais laikais, tai iš mineralų selenas turbūt užimtų pirmą vietą. Tai realiai,
niekaip neįsivaizduoju, kaip reikėtų gauti pakankamą dozę seleno be papildų, nes jo maiste yra tiesiog likučiai. Kruopelytės, palyginus, kiek mums jo reikia. Dar dabar norėjau paklausti, tai vat paminėjai Neolife kompaniją, ar ne, su kuria ir dirbi, ir sudarai Ir žmonėms, vartoju. ir vartoji, teisingai, sudarai rekomendacijas. E, Paminėk, kiek metų jau dirbi su šia kompanija ir su tom natūraliom medžiagom. Tai vartoju jau 19 su virš metų, jau prasidėjo 20 metai, kaip vartoju, o Taip, dirbu tai 15 su pusę metų. Truputį daugiau. Greit bus tai 16. Tai tikrai beveik per 16 metų tu turėjai atvejų ir gal galėtum pabaigai pasidalinti vat, pagal savo rekomendacijas, ar padėjo moteriams ir, ta prasme, ar išspręsti. Ta prasme, aš žinau, kad ši problema jinai nėra iš viso išsprendžiama ir jinai nepradingsta niekur. Mes ją galima tik tai sutvarkyti, kad jinai leistų mums gyventi tą kokybišką gyvenimą. Gali Tai ir va, pradingti. gali ir pradingti? Mes tą endometriumą, kaip ir sakiau, mes turime visos ir kol mes Mhm. sergame menstruacijomis, kol yra tas ciklas, tai tas endometriumas, jisai yra tiesiog audinys, kuris natūraliai per menstruacijas pasišalina ir tai yra normalu. Nenormalu Mhm. yra, kai kažkur kitur jisai pradeda vešėti. Tai tarkim, ar yra buvę atvejai, kai susitvarkė moterys natūraliu būdu, be vaistų, be chirurgijų, ne, tai yra. Taip, Bet noriu pabrėžti tokį dalyką, kad pažįstu nemažai moterų, kurios ėjo to tik tai vien tik tradiciniu būdu, nu, pavyzdžiui, išsioperuodavo tą endometriumą, ar ne, tuos audinius na, kur ne ten, ne toj vietoj pradėdavo aukti. Tai jeigu nieko nekeičiant, tik tai einant tuo būdu, tuo keliu, tai tas endometriumas jisai vėl atauga. Nu, žodžiu, tu ten operuotis gali pasaka be galo. Nes jeigu tu nepašalini priežasties, nes operacija, jinai nepašalina priežasties. Operacija nepašalina priežasties, dėl ko visa tai kyla. O priežastis kokia yra, nu, vat reikia išsiaiškinti pačiai moteriai. Kaip jinai valgo, ne, kaip jinai stresuoja, kaip jinai miega. Fizinis aktyvumas, nepabrėžiau, kad irgi labai svarbus yra. Nes fizinio aktyvumo metu, jeigu mes esam fiziškai aktyvus, irgi tas hormonų balansui labai svarbu yra. Kad tas kortizolis, na, perteklius nesusidarytų. Labai yra, nesakau, kad turim būti profesionalų sportininkai, bet kažkiek pasivaikščiot, tų žingsnių surinkti, pajudėti, pasimankštinti, tai yra irgi labai labai tas, na, veiksnys mažinantis šitą problemą. Bet mes turim šalinti priežastį. Ir jeigu taip. moteris imasi šitų visų kompleksiškai sprendimo būdų, nu, tai reiškia, pradeda daryti kažkokius veiksmus, kad stresą mažinti, pašalina, eliminuoja tą uždegimą keliantį maistą, pradeda vartoti maisto papildus, kad gauti visų tų maistinių medžiagų. Na ir viską darant kompleksiškai, tikrai ta problema išsisprendžia ir jeigu laikomės to gyvenimo būdo, nu, tai ir viskas visam laikui ir išsisprendžia. Supratau. Tai reiškia, pas tavęs tikrai jau buvo ne vienas atvejis, Taip, bet visur reikia įdėti pastangų. taip, Visur. taip, Visur. Čia nebus taip, kad, kai sakai, nieko nedarom, tik išoperuojam ir problema to taip, taip. nesibaigia. Tu buvai paminėjusi, gal jį įvardinai kaip patį pagrindinį, tai yra kryžmažiedžius. Tai norėčiau dar tiesiog paklausti, kad nu, mes per dieną, ten nežinau, kopūstų ar ne, kiekvieną dieną mes jų nevalgom, tai būtina tiesiog papildyti, ar ne, mūsų organizmą ir aišku, dar tas kopūstas, kai suvalgom, neaišku, kokios jisai ten kokybės, bet tas va, reguliarumas, pastovumas, jisai turi būti kiekvieną dieną, jeigu jau moteris turi va šitą problemą. Kad papildyti vat būtent tom kryžmažiedėm. Ar aš gerai supratau?
Na, tas kryžmažiedės daržovės, cruciferus plus, tai jeigu kalbam konkrečiai papildas, tai iš vis tai yra, na, kaip vienas mokslininkas į Lietuvą atvažiavęs pasakė, kad kiekviena save gerbianti moteris ir Mhm. kiekvienas save gerbiantis vyras, nes reguliuoja ir vyrams tuos hormonus, kad turi vartoti cruciferus plus bent po vieną tabletę į dieną. Ir aš, na, iš tiesų patikėjau tais žodžiais, pasigilinau, kas ten per sudėtis ir koks poveikis. Tai tiesiog tai yra mūsų lytinių hormonų balansuotojos medžiagos, kurios įeina į tą sudėtį. Bet cruciferų sudėtyje yra ne tik tai medžiagos iš tų kopūstinių daržovių, bet ten dar įeina ir iš sojų gauti fitoestrogenai. Ir būtent tie fitoestrogenai, fito tai yra augalas, ne, na, estrogenai tai yra hormonai lytiniai mūsų, bet augalai irgi turi tų fitoestrogenų, kurie labai labai panašus savo sudėtimi į tą mūsų estrogeną ir jie veikia labai mums palankiai. Tai reiškia, jeigu yra estrogenų perteklius, dominavimas, jie tą estrogeną skatina išeiti iš organizmo. Jeigu yra trūkumas, jie pavirsta tuo mūsų estrogenu ir nu, tą papildo trūkumą. Tai žodžiu, kad tai tas poveikis jisai yra nu toks iš kelių pusių, kad ir kopūstuose esančios medžiagos, jos reguliuoja tas hormonus ir imuninę sistemą stiprina, ir tie fitoestrogenai, jie reguliuoja, kad nesusidarytų estrogenų perteklius ir tas dominavimas. Tai va, bet kaip tu sakai, kad, nu, pats svarbiausias, tai, sakau, čia galima įvardinti vieną iš tų svarbiausių, nes nežinau, kas yra svarbesnis. Omega 3, vitaminas D, Mhm. kryžmažiedės daržovės su tais fitoestrogenais, na, tai čia yra, nu, toks, kaip sakyti, vėlgi, nu, neaišku, ko tai moteriai trūksta. Jeigu Taip. moteris labai labai stresuoja ir nedekvačiai reaguoja į stresą, tai faktas, kad jai numeris vienas jau bus omega 3 riebiosios rūgštys, magnis ir vitaminas D. Nes jeigu daug kortizolio, dominuojantis estrogenas kels tą problemą. Tai čia konkrečiu atveju pasakyti, kad nu, vienodai visom tas ar tas, tai mes negalim individualiai. Bet nu, jeigu, Taip. Mhm. jeigu rezumuojant, tai galiu pasakyti, kad nėra šansų suvalgyti tų medžiagų šiuo metu vien tik tai su maistu, o mityba turi labai labai didelę įtaką. Ką mes galime su maistu padaryti, tai tik nevalgyti uždegimą skatinančio maisto. Tai šitą tikrai galim padaryti, o tų antiuždegiminių medžiagų susirinkti su mityba, nu, aš manau, kad tai yra jau nebeįmanoma. Supratau, tai va, tą aš ir kažkaip pat ir galvojau, kad išgirsiu, kad su maistu nelabai jau šiais laikais, ką mes galim gauti. Buvai dar paminėjusi, kad išties tas poreikis tų natūralių veikliųjų medžiagų yra kiekvienam yra skirtingas, nesvarbu, pastatykim dvi moteris turinčios endometriozę, bet joms skirtingai gali trūkti ar ne, ko reikia tam organizmui, tai tu tai ir darai, konsultuoji. Žinau, kad tikrai labai įsigilini kiekvieną žmogų. Ir ne tai, kad tik į tą problemą, o į visą visumą. Tai tiesiog klausytojams noriu, ką ir pradžioj sakiau, kad galima pasiglutę konsultuotis asmeniškai ir visi kontaktai bus nurodyti, kaip tai galima padaryti. Ir turbūt šiam kartui tiek, labai labai tau dėkoju. Buvo labai labai naudinga. Ačiū tau, kad pakvietėjai, kad mane verti jaustis reikalinga. Tai reikia skleisti tą žinią, tiek turi žinių, tiesiog, kad kuo daugiau žmonių, moterų šiuo atveju, išgirstų apie tai. Taip. Tai ką, Eglutė, tada labai dar kartą dėkoju ir iki sekančių. Ačiū visoms ir drąsiai, kam reikia pagalbos, rašykit Andželai ir, kaip sakant, sukontaktuosim. Iki. Iki malonaus.